Pristatome Europos jūrų reikalų, žvejybos ir akvakultūros fondo 2021–2027 metų programos viešinimo taisyklės. Paramos gavėjai įgyvendindami komunikacijos veiklas, susijusias su viešuoju įnašu, visuomeniai, žiniasklaidai ir kitoms tikslinėms auditorijoms turi pranešti apie viešąjį įnašą ir naudoti ES emblemą bei teiginį šalia. Bendrai finansuoja ES. Interneto svetainėje, jei tokia yra, ir bent viename socialinėme tinkle privaloma paskelbti projekto aprašymą, nurodyti projekto tikslus ir siekiamus rezultatus skirtą viešąjį įnašą. Tai padaryti reikia per 30 dienų nuo projekto arba kompensacijos skyrimo sutarties pasirašymo, nuo projekto patvirtinimo dienos arba nuo sprendimo skirti kompensaciją, kai sutartis nesudaroma. Projekto aprašymas turi būti aiškiai matomas bent iki projekto finansavimo pabaigos. Ilgalaikiam matomumui užtikrinti naujienų rubrika nenaudojama. Visuomenėje ir projekto dalyviams skirtuose dokumentuose, vaizdinio poveikio ar informacinėje medžiagoje ir priemonėse turi būti naudojama bent jau ES emblema su teiginiu bendrai finansuoja ES, informuojant apie viešąjį įnašą. Kai pradedamas vykdyti projektas susijęs su fizinėmis investicijomis arba kai sumontuojama nupirkta įranga, kai finansuojamo projekto išlaidų vertė viršija 100 000 eurų, visuomeniai gerai matomoje vietoje turi būti pakabinta nuolatinė informacinė lentelė, kurios rekomenduojamas dydis ne mažesnis nei A3 formatas arba 30 cm ant 40 cm. Arba nuolatinį informacinį stendą, rekomenduojamas dydis ne mažesnis nei 2 metrai ant 2 metrų. Kai įgyvendinami kiti projektai per 30 dienų nuo projekto arba kompensacijos skyrimo sutarties pasirašymo, nuo projekto patvirtinimo dienos arba nuo sprendimo skirti kompensaciją, kai sutartis nesudaroma dienos, visuomeniai gerai matomoje vietoje reikia viešai iškabinti bent vieną spausdintą plakatą arba rodyti ne mažesnį nei A3 formato pranešimą, kuriame pateikiama informacija apie projektą ir paskelbiama apie skirtą viešąjį įnašą. Paramos gavėjas, atlikęs jam priklausančius viešinimo veiksmus, apie tai turi informuoti nacionalinę mokėjimo agentūrą naudojanti Žemės ūkio ministerijos informacinės sistemos, pranešimų siuntimo funkcionalumo atsiųsdamas pranešimą apie laiku atliktus viešinimo darbus, nuotraukas, nuorodą ir arba ekrano vaizdą ar kitą. Paramos gavėjas turi užtikrinti projekto rezultatų prieinamumą projekte nedalyvavusiems subjektams ir bent projekto įgyvendinimo laikotarpiu interneto svetainėje ar kitose priemonėse skelbti projekto įgyvendinimo metu sukurtus produktus, pavyzdžiui, parengtas vertinimo sistemas, metodikas, tyrimus, leidinius, ataskaitas ir panašiai. Ant transporto priemonės turi būti klijuojamas gerai matomas lipdukas, rekomenduojama ant durelių, jo dydis turi būti ne mažesnis kaip 30 cm ant 30 cm, jei naudojama kvadratinė forma, arba ne mažesnis kaip 15 cm ant 68 cm, jei naudojama stačiakampė forma. Ant kitų panašaus pobūdžio dydžio daiktų išorės rekomenduojama užklijuoti ES emblemą, kurios dydis proporcingas prekės dydžiui, ant kurios jis klijuojamas. Atkreipiame dėmesį, kad ES emblema su teiginiu šalia taip pat turi būti aiškiai pateikiama sutartyse, pavyzdžiui, lenema sutartyje su paramos gavėju arba paramos gavėjo sutartyje su tiekėju. ES investicijų komunikacija neturi būti naudojama politiniai reklamai, tai yra už užmokestį žiniasklaidos priemonėse skleidžiama informacija apie valstybės politiko, politinės partijos, nario ar politinės kampanijos dalyvio veiklą arba jų vardu. Kviečiame stebėti naujienas internetinėje svetainėje, taip pat socialinių medijų Facebook, YouTube bei LinkedIn paskyrose.